Labas, Viktorija Šrimantė. Aš su dovanom atėjau. Šiaip. Tai šitos namus padėjo susirasti ir įsirengti jos mokytoją iš jos kurčiųjų mokyklos, aš taip suprantu, ar ne? Iš globos namų. Aha. Iš globos namų auklėtoja. Nu, tai siunčiam ją linkėjimus didžiausius už tokią pagalbą. Kiek laiko jau Viktorija čia gyvena šitam bute? 8 metus. 8 metus. Kiek metų buvo jai, kai įsikraustė? Tai 2017, dabar jai 34, buvo 27. Ar pirmą vakarą kažkaip šventė, ar gera buvo, kai suvokti, kad turi savo namus? Nešvenčiau, ne. Pasilsėjau tiesiog, televizorių pasižiūrėjau, valgyt pasigaminau, pasiskaičiau kažką. Ir vėliau po to buvo draugai ateidavo pas mane, bendraudavome čia. Dirbant esu. Ką dirba? Dirbu popieriaus gamykloje. Aha. Tai kaip gerai? Tai dirbu tiesiog bylas, popierius lankstau, taip pat pagalbinė darbuotoja esu prie konvejerio. Geras. Nu va, aš rašau knygas, o Viktorija gamina popierių, tai mes čia kaip ir suvestos esam likimo. Tai Viktorija skraido daug? Jo, kas metus stengiuosi kažkur išskristi. Anksčiau daugiau būdavo kelionių, jie pripratusi tikrai skraidyti ir nebijau visiškai. Koks gestas Ukrainai yra? Ukraina. Gerai. Čia. Kroatija. Lietuva. Kas? Grybauskaitė. Tuoj pradėsiu, žinokit, laisvai kalbėti gestų kalba. O ką mėgsta dar veikti laisvalaikiu be stalo žaidimų ir kelionių? Tai lauke pasivaikščioti, miške pasivaikščioti. Tiesiog pripratusi esu. Ar prie upės, prie ežerų, prie kažkur vandens telkinių nuvykti. Tai ačiū, Viktorija, labai norėčiau, kad būtų mano kaimynė. Malonu, kad atvykote.